Sveiki, malonus klausytojai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Šią savaitę pradedu siūlydama knygą pavadinimu Who Deserves Your Love. Knygos autorė Casey Davis. Šilti ir turtinantys santykiai gali būti atsitiktinumas, bet gali būti ir nuoseklaus bei taikaus susitarimo rezultatas. Prisitrinti santykiuose nebūtinai reiškia ilgai pyktis ir tik po to rasti pusiausvyrą. Bet ir mes mokom apie tai kalbėtis, ar turim žodyną, ar manom, kad normalu dėl to tartis. Galbūt skaitydami šią knygą turėsit progą apie tai pagalvoti. Knygos pavadinimas Who Deserves Your Love, knygos autorė Casey Davis. Valgymas ir nuobodulys – tokia šios savaitės tema. Dažnai sakoma, kad viena iš valgymo be alkio jausmo priežasčių yra nuobodulys. Maistas gali tapti maža arba didelė pramoga ir tai kitų žmonių yra visai pozityviai vertinama. Žiūrim, ką turim. Yra nustatyta, jog iš visų neigiamų emocijų, dėl kurių žmonės valgo, nuobodulys yra dažniausia valgymo priežastis. Maža to, nuobodulys, lyginant su kitomis neigiamomis emocijomis, yra atskiras konstruktas, tai yra veikia valgymą savo nuosavoje lygoje. Tai, kad nealkani žmonės valgo iš nuobodulio, tyrimais nustatyta jau nuo 1957 metų. Šalia yra žinoma, kad nuobodulio draugai, tai yra būsenos ir emocijos verčiančios valgyti, yra pyktis, depresija, nerimas ir vienatvė. Tačiau skirtingų žmonės valgyti be alkio verčia skirtingos emocijos ir būsenos. Žmonės, kurie yra tiesiog labiau linkę nuobodžiauti, taip pat labiau rizikuoja patirti obsesinių kompulsinių, somatizacinių nerimo, tarp asmeninių santykių jautrumo ir depresinių sutrikimų simptomus. Nuo persivalgymo priepuolių, angliškai binge eating behavior, kenčiantis pacientai įvardyja, kad stipriausiai persivalgyti juos verčia nuobodulys ir nepasitenkinimas savo kūno svoriu bei išvaizda. Polinkis į nuobodulį siejamas su tokiamis asmenybės savybėmis kaip ekstraversija ir depresiškumas, kurios savo ruožtu turi bendrų požymių su nedėmesingumu ir mažu susidomėjimu aplinka. Man asmeniškai nedėmesingumas ir mažas dėmesys aplinkai atrodo kaip plačiai atverti vartai valgymui nejučiomis, ten, kur, sakom, maistas pats susivalgė. Be to, jei vienas asmuo pasižymi ir polinkiu į nuobodulį ir prastą emocijų kontrolę, tai jis ar jie žymiai labiau rizikuoja laikytis netinkamo valgymo elgesio schemų. Žodžiu, maistas ne žaislas. Prašom naudoti pagal paskirtį, tai yra teikti vertingas maisto medžiagas organizmui ir laiku, tada, kai jaučiate alkį, o ne tada, kai jaučiate nuobodulį. Kuo sveiki žmonės patiria daugiau nuobodulio, tuo dažniau jie užkandžiauja. Tačiau užkandžiavimas sėkmingai išsklaido tik susierzinimą. Kitos emocijos lieka tokios pat, kokios buvo iki valgymo. Jei žmonės reguliariai riboja savo maistą, tai pavalgius juos apima stipresnis nuobodulys nei žmonės, kurie valgo laisvai. Aš ir mano įsivaizduojami raginiai akiniai turim abejonių, ar mes dar beatskiriam nuobodulį nuo to paties susierzinimo ar labiau apibendrinant diskomforto, jei netyčia iškrentam iš nuolat mus skalbiančio informacijos srauto. Aš suprantu, kad tuščiame baltame kambaryje patiriam labai sukrečiančią tuštumą ir viską nugalintis nuobodulys greitai virsta panika. Bet ar tikrai 5 minutės be rylsų jau virsta viską nugalinčių nuoboduliu? Gal čia mums trūksta kokio svarbaus įgūdžio? Šis faktas turbūt irgi bus nuobodus. Nuobodžiaujantys žmonės rečiau renkasi maistą pagal tai, ar jis sveikas, ir dažniau renkasi tokį maistą, koks yra patogus. Mano vidinis maištininkas nerimauja, kad kai nuobodu, tai maisto paieška ir įdomaus maisto gamyba kaip tik gali būti nuotykis, bet matyt ne visiems. Matuojant atidžiau, stipresnis nuobodulys reiškia, jog bus silpnesni etiniai ar maisto natūralumo motyvai renkantis maistą. Nuobodulys taip pat nebuvo susijęs su maisto naudojimu, emocijų reguliavimui ar siekiai patirti naujoves. O dar nuobodulys buvo susijęs su svorio pokyčiu. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad svoris tik didėjo arba tik mažėjo, tačiau jis keitėsi nuo pradinio lygio. Šis tyrimas buvo atliktas pandemijos metu.
Kitas tyrimas buvo atliktas su vaikais. Ir čia tyrėjai kėlė klausimą, ar daugiau valgom iš liūdesio ar iš nuobodulio. Ir kaip daro vaikai, kurie mažiau moka save reguliuoti. Laboratorijoje vaikams buvo rodomi filmukai, kurie sėkmingai sukūrė jiems arba liūdesio, arba nuobodulio būsenas, o kontrolinė grupė žiūrėjo neutralius filmukus. Po to tyrėjai vaikams davė rinktis užkandžių ir matavo, kas kiek kilokalorijų suvalgo. Paaiškėjo, kad nesvarbu, kokia buvo vaikų būsena, jie visi vaišinosi įvairiai, vadinasi tiesiogiai būsena valgomo maisto kiekio neveikia. Tačiau buvo apklausti ir tų vaikų tėvai. Ir čia tendencija jau pasimatė. Daugiau kaloringų užkandžių suvalgė tie vaikai, kurių tėvai ribojo savo vaikams maistą, taip sakant, dėl sveikatos priežasčių. Taip pat tie vaikai, kurie tėvų nuomonę pasižymėjo neigiamu emocionalumu. Tyrėjai yra linkę manyti, jog prie nesveikos mitybos gali reikšmingai prisidėti vaiko temperamentas ir netinkama į vaiko poreikius neatsižvelgianti maitinimo praktika. Atsižvelgimas į vaiko poreikius būtų retkarčiais saikingai vis tiek vaikui leisti valgyti tai, ko jis nori, o ne visiškai drausti kažkokį maistą. Aš suprantu, kad sveikatos priežastis gali būti ir labai racionaliai pagrindžiamos, tačiau lygiai taip pat žinau, kad vaikai žiaukčiuoja nuo labai sveikų brokolių ir morkų sulčių ir susiformuoja labai neigiamą požiūrį į tokį maistą ir galiausiai rezultatas gaunasi neigiamas. Todėl čia iš tėvų labai reikėtų sąmoningų ir pasvertų sprendimų. Ką realiai galime nuveikti, kad nuobodulys negriautų mitybos? Panašu, kad sveikas ir įdomus maistas gali tapti gera alternatyva. Pirmiausiai jau žinome, kad nuobodulys veda tiesiai prie kalorijų, riebalų, angliavandenių ir baltymų vartojimo. Didelis nuobodulys, bet nemažas nuobodulys, didina norą užkąsti, o ne suvalgyti ką nors sveiko. Toks poveikis ypač ryškus tarp žmonių, kurie pasižymi stipriu objektyviu savęs suvokimu ar, sakykime, gerai save jaučia. Šie gerai save suvokiantys žmonės, kurie jautė stiprų nuobodulį, teigia, jog dažniau rinkosi arba nesveiką maistą, arba sveiką, bet kažko žavingą ar susidomėjimą keliantį maistą. Sveikas, bet neįdomus maistas nelikdavo tarp pasirinkimo alternatyvų. Tai jei jau aktyviai domite sveiką mitybą, būtinai domėkitės ir tuo, kaip sveiką maistą padaryti įdomiu. Panašu, kad nuobodulys ir susidomėjimas tiesiog kartu neištinka. Šiai savaitei tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Nuorodą registracijai į konsultaciją rasit po kiekvienu įrašu, o įrašus rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.